Čia, kur skambinam iš Forum Pelas aikštelės, tai tie pareigūnai bando pasprukt. Aš važiuoju iš paskos jų ir dabar mes šitam palei nerį važiuojam link Karaliaus Mindaugo tilto. Yra su video registratorium filmuojama, kaip jie manevruoja, kaip jie važiuoja. Link Karaliaus Mindaugo tilto. Gerai. Мусоровку не выгнали? Да. Kur pareigūnai apsimetinėjo, neblaivus važiuoja, jie dabar nebe Karaliaus Mindaugo link, o link Goštauto gatve, link Seimo rūmų. Taip, aš iš paskos važiuoju, viskas yra fiksuojama su video registratorium. Taip, gerai. Dabar, kaip supratau, suksim link šitas, link Gedimino prospekto, kur per pusę pasidalina. Kaip? Nejungia. Tiesiog padėdavo ragelį ir viskas. Feliksas Henrikas Citrina 008. Šitas, paskui tą, kur buvo į Forum Pelas kviesta policija ir šitas, paskui tos, kur pareigūnais apsimeta važiuojam, dabar prie Lukiškių sustojam. Jie sustoja su avariniu A juostai. Ne prie Lukiškių aikštės, o kur prie kalėjimo. Tai va, toj gatveliai. Jie, ta prasme, dabar atbulinių čia manevruoja. Jie privažiavo, pradėjo prašyti pas mus dokumentus, grasint, kad čia atvažiuos ekipažai ir taip toliau ir panašiai. Gerai, matau. Pajudėjo. Link šitas, link žaliojo, ne žaliojo, to link tilto per nerį. Čia nežinau net kokia gatvė. Kur Metelicos klubas. Metelicos klubas, kur yra, kai čia? Goštauto 12A. Dabar sustojam. Stojam prie šviesoforą šito. Jie sustoja, aš sustoju už jų su avariniu. Nežinau, aš pažeidžiu kelių eismo taisyklės, nepažeidžiu kokias, bet, taip daryti niekas nedaro, negalima. Jie mus sulaikė, mes jų sulaikom, yra liudininkų ganėtinai nemažai, nežinau, iš video registratoriaus medžiagos matysis, nesimatys,
Girdėsis, nesigirdės, nežinau, bet tai kaip jie važiavo dabar chuliganiškai ir pavojingai, tai tikrai matoma yra. Taip stovim. Gerai. Taip vietoj. Paginėjau čia kurį. Čia nuo Lukiškių aikštės gaunasi ir vat kur Metelitos tas naktinis klubas ir čia Goštauto 12 prieš pat šviesoforą tą. Kur... Taip. Taip stovim. Ne. Nežinau, jie užsivedė, šviesas įsijungia, gal važiuos dabar kur. Nu, čia Goštauto gatvės jau pabaiga, ta prasme, čia, nežinau, čia net ar Goštauto ta gatvė eina. A, va, matau pareigūnus. Aha. Jo, pastebėjo. Gerai. Prie Metelicos atvažiuokit. Jo. Atvažiavo. Davai. Labą vakarą. Mes važiavom jiem iš paskos. Prie Forum Palace aikštelės stovėjom, yra nemažai žmonių, liudininkų, privažiavo minėti asmenys ir tiesiog prisistatė pareigūnus, pradėjo reikalauti dokumentų ir rėkti, kad mūsų laiko kviečia ten ekipažus, narядus ir taip toliau ir panašiai. Ir paskui tiesiog, ta prasme, grasino, apskundė draugą ir atsisėdo į mašiną išvažiavo. Kai išvažiavo, viskas yra fiksuota video registratorių ir
tie draugai, kuriuos apstumdė. Tai jūs asmeniškai pretenzijų turite? Aš neturiu, draugai gali turėti. Gali turėti. Bet nežinot ar? Nežinau, tuo jie privažiuos, jie Forum Palace aikštelėj pasakiau, kad privažiuos. Yra žmonių, kurie tai nemažai matė ir jie, galimai neblaivūs. Ir ganėtinai akivaizdžiai tai mato. Nežinau, čia kolegos jūsų, ne kolegos. Aš irgi nežinau. Nu, tai. Būtų galbūt netgi labai miela, jeigu alkotesterių prie mūsų patikrintumėte blaivumą. Jeigu įmanoma. Nu, paliudysit faktą, parašysit pareiškimą, kad jisai kas vairavo. Tai video registratorius atiduoti. Visuota, kas vairavo? Taip. Nes aš visą laiką įjungiau filmavimą ir iki kol sustojom stovėjom ir jisai išlipo iš už vairo. Nu, tai akivaizdu man. Taip, buvom Forum Palace. Kvietė draugas, paskui kviečia.